Taigi, sveiki visi, kurie žiūri šį video. Tai bus dar vienas mano jau 7. mini kamino. Šį kartą jis yra Kačerginėje. Šaltinių taką bandysim nukeliauti. Pastarasis yra apie 5 kilometrai, bet labai gražiame pušyne. Pažiūrėsim, kokių vaizdų mums suteiks ši kelionė. Prie Kačerginės, gal nežinau, gal girdisi, gal ne, yra Nemuno žiedo trasa, kur važinėja sportiniai automobiliai. Ir dabar girdisi jų variklių gausmas. Nežinau, gal nesigirdės jums, bet jeigu būsit Kačerginėj, tai labai gerai girdisi. Šios kelionės, šio žygio metu turėtume užeiti ir ant Piliakalnio. Kol kas labai malonus oras, rudeniškas jau, spalio mėnuo, bet dar labai šilta, palyginus spalio mėnesių 14 laipsnių ryte. Manau, kad labai geras oras. Tiesa, žadamos vėtros, vėjai, galvojau vykti ar nevykti, tačiau vis tik nusprendžiau surizikuoti. Ir kol kas oras, tikrai labai ramus. Tyla prieš audrą, kaip sakant. Gražūs pušynai. Miškas pamažu, bet ruošiasi žiemai. Šiemet labai šiltas rugsėjis buvo, stebėtinai. Žiūrėsime, koks bus toliau ruduo ir vėliau žiema. O dabar keliaukim. Nors truputį vėjas kyla gūsiai ir bando pakrapnoti, bet manau, kad viskas bus gerai. Šitas takas, pušynas, labai populiarus tarp vietinių. Vedžioja šunis žmonės, šiaip vaikštinėje. Ne vieną jau sutikau, nes tikrai jūs pažiūrėkit. Fantastiškas pušynas. Gražus takas, labai malonus kvapas pušų, puikiai vietelė. Piliakalnis, kurį pasieksim, vadinasi Pyplių. Medžiai nukritę, supjaustyti. Išlindau į kelią dabar. Paėsime jo. Štai Pyplių, Piliakalnio automobilių stovėjimo aikštelė. Pasižiūrim, ką čia rašo įdomaus.
Senovės gyvenvietė Pyplių piliakalnis. Rašytiniuose šaltiniuose Pyplių kaimo vardas minimas jau Kauno pavieto 1694 metais ir vėlesniuose dokumentuose. Rasta 14 amžiaus datuojamos keramikos ir taip toliau. O, link piliakalnio ženkliukas sako, juo ir keliaujam. O, čia įspūdingas šlaitas. Toje informacinėme stende buvo parašyta, kad aukštis šio šlaito, šios kalvos 20-30 metrų. Ne, taip ir mažai. Pyplių piliakalnis su gyvenvietė. Pirmas tūkstantmetis, antro tūkstantmečio pradžioje. O čia visai toks labai geras erdvės pajautimas. Puikus pušynai aplink. O čia jau ir lapuočiai. O kitoje pusėje, jeigu neapsirinku, Raudondvaris. Tenai matos Raudondvario bažnyčia. Nemunas skiria šį Pyplių piliakalnį ir Raudondvarį. Užsikabarokim. Nors dangus piktas šiandien, labai vėjas gūsingas, bet štai koks vaizdas visai malonus iš čia atsiveria. Keliaujame toliau. O čia iš kitos pusės papasakot apie piliakalnį, nuo kurio ką tik nusileidom. Dabar keliaukim pasižiūrėti, kaip atrodo skulptūra dviračiui. Štai ir skulptūra dviračiui. Gal truputį atsitrauksiu, kad matytųsi visas. Apsilankėm prie dviračių skulptūros, keturratininkai. Ir dabar turiu grįžti atgal į taką. Ten yra piliakalnis, ant kurio neseniai buvau. Vėl turim grįžti tenai. Nu čia betono gabalas ir koks bunkeris buvęs. Aha, nežinau. Bet kažkas įdomaus. Dabar užlipsime kitu keliu vėl atgal. Kur tęsis visai netoli antroji tako pusė. Kokios gražios samanos.
Tokia meditatyvi labai trasa. Medžių ošimas. Kažkur šuniukas vasaloja. Tiesą sakant, einu dabar kryptimi maždaug kur turėčiau eiti, nes takų, takelių galybė, žymėjimo praktiškai nėra, kuris turėtų būti baltas. Tai einu tiesiog tą kryptimi ir gėriuosi mišku. O, saulė prašvito pro debesis, kaip gražiai ten priekyje. Palikau kelią dėl takelio, bet kol kas visai nesigailiu. Nes labai malonus pasivaikščiojimas čia. Štai kokia graži raudonoji musmirė. Ir vėjas taip gausiai užeina. Man labai patinka vėjas. Štai, jei pavargsite, ir suolelis puikiausias. Dabar šlapės, tai nelabai malonu jau būtų. Miško aikštelę išeinam. Va, praėjau. Galimai čia tas žymėjimas, kur minimas, kad tai turėtų būti baltas. Bet nėra labai aiškus režimas, tiesą sakant. Reiktų jau atnaujinti. Taigi keliaujam atgal, apžiūrėję Pyplių piliakalnį, paminklą skirtą dviračiui prie Nemuno. Tai va. Nors dar nebaigiau žygio, bet reziumuojant, tai galiu pasakyti, jis nėra sudėtingas. Tiek, kad, kaip jau minėjau, žymėjimas ganėtinai nublukęs ir prastas. Čia galima būtų pasitempti, nežinau, kas prižiūri šį taką. Bet šiaip tai labai jaukus, ramus, nesudėtingas pasivaikščiojimas jums garantuotas. Iš tikrųjų labai gražiu pušynu. O čia kokioje įdauboje einu, ir ten kalvelė. Manau, čia žiemą turėtų atrodyti fantastiškai. Sniegas ant eglių šakų. Bet vėlgi matosi kuoliukas. Kaip suprantu, čia turėtų būti tas baltas žymėjimas, kurio nebelikė.
Kačerginės gyventojai turi tikrai labai jau gerą pasivaikščiojimo vietą. Kaip nuplūžęs 90 laipsnių kampų medelis. O čia jau didelės eglė su pušimi. Kelionės pabaiga. 7 mano pasivaikščiojimo, mano mini kamino kelio pabaiga. Taigi, pro čia atėjome, pradėjome savo žygį, čia ir baigėme. Du skruzdėlynai, akmuo pasitikęs mus ir šaltinių takas. Iki susitikimo kitą kartą.